Trumpas ką tik privertė Europą įsiplieksti, įstumdamas ją į chaosą, ir poveikis jau matomas žemyno politikos, energetikos ir saugumo centre. Šią trečiadienį, 2026 m. balandžio 29 d. krizė nustojo būti tik tolima kova artimuosiuose rytuose ir pradėjo paveikti Europos vyriausybės, įmones, vartotojus ir pačią NATO. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsiu užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautum naujausią informaciją realių laikų, su dar neregėta žurnalistinė kokybė. Pagal patikimumo standartą Milson Alves News. Spaudimas prasidėjo ties Hormūzo sąsiauriu. Šis sąsiauris, viena jautriausių pasaulinės energijos prekybos kelių, iš esmės yra užblokuotas nuo kovo pradžios. Europa bandė likti neutralioje pozicijoje, vengė tiesiogiai dalyvauti JAV operacijoje, nesuteikė Trumpui norimos paramos ir nusprendė traktuoti krizę, tarsi tai būtų psichologinė problema. Tačiau dabar pasekmės pasiekė Europą. Reuters pranešė, kad ES leis vyriausybėms daugiau išleisti subsidijoms įmonėms, kurias paveikė degalų ir trąšų kainų šuolis, sukeltas karo su Iranu ir faktiško Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Žemės ūkio, žvejybos, geležinkelių kelių ir jūrų transporto įmonės galės gauti kompensaciją iki 70% padidėjusių sąnaudų, bet nedaugiau kaip 50 000 eurų vienai įmonei. Šis žingsnis rodo, kad Briuselis supranta problemos mastą. Kai blokas turi padaryti išimtį savo taisyklėse, kad apsaugotų pagrindinius ekonomikos sektorius, tai rodo, jog spaudimas jau nebėra tik kalbos, jis tapo nuostoliais. Tas pats tyrimas rodo, kad Europos vyriausybės jau išleido daugiau nei 13 milijardų eurų mokesčių mažinimui, degalams ir kitoms priemonėms. Svarbu tai, kad didžioji dalis šių pinigų nebuvo skirta labiausiai nukentėjusiems sektoriams. Kitaip tariant, Europa daug išleidžia greitai ir vis dar bando suprasti, kur panaudoti pinigus. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Trumpas perspėjo, kad Hormūzas nėra tik detalė. Europa nuo šio kelio priklauso labiau nei norėtų pripažinti. Kai laivai nustoja plaukioti, kai draudikai padidina kainas, kai tiekėjai atsitraukia ir kai kyla energijos kaina, paprastas žmogus tai pajunta parduotuvėje, transporte ir įmonių sąskaitose. Pasak Reuters, Trumpas paprašė, kad Iranas priimtų susitarimą. Ir tuo pačiu metu Wall Street Journal pranešimas, kurį citavo agentūra, nurodė, kad prezidentas nurodė savo padėjėjams ruoštis ilgalaikiai Irano uostų blokadai. Strategija griežta, bet turi aiškę politinę logiką – spausti Irano ekonomiką, nesiveržiant iš karto į didesnę karinę eskalaciją. Teheranas bando atsilaikyti ir sako, kad gali atlaikyti spaudimą naudodamas alternatyvius maršrutus. Tačiau skaičiai rodo įtatrukimus. Irano valiuta pasiekė istorinį minimumą, pranešė Irano studentų agentūra, kurią cituoja Reuters. O infliacija per Irano mėnesį, pasibaigusi balandžio 20-ąją, pasiekė 65,8%. Tai yra tokio tipo spaudimas, kuris ardo režimą iš vidaus, net kai lyderiai bando demonstruoti stiprybę išorėje. Kas tai? Prancūzija skaudosi. NATO, kuri turėtų rodyti vienybės įvaizdį, jau svarsto galimybę sumažinti arba atsisakyti pastaruoju metu vykstančios kasmetinių viršūnių susitikimų praktikos. Informacija paskelbta remiantis Reuters tyrimu rodo, kad šis pokytis svarstomas iš dalies tam, kad būtų išvengta įtemptų susitikimų su Trumpu. Paprasčiau tariant, galingiausia vakarų karinė sąjunga svarsto galimybę keisti savo diplomatinę rutiną. Nes nenori būti tiesiogiai spaudžiama JAV prezidento. Tai rimta Europos įvaizdžiui. NATO buvo sukurta remiantis kolektyvinės gynybos pažadu. Tačiau dabar jos nariai diskutuoja, kas moka, kas imasi veiksmų ir kas prisiima riziką. Trumpas reikalauja daugiau veiksmų iš sąjungininkų, ypač dabartinės krizės Persijos įlankoje akivaizdoje. Daugelis Europos vyriausybių nori amerikiečių apsaugos, nori energetinio stabilumo ir atvirų maršrutų, tačiau dvejoja, kai ateina laikas dėti politinį kapitalą ir realią jėgą ant stalo. Vokietijoje krizė virto atvirų ginču. Friedrichas Merkas bandė pasakyti, kad jo santykiai su Trumpu išlieka geri, tačiau vėl išreiškė susirūpinimą dėl karo ekonominio poveikio. Jis pareiškė, kad Vokietija ir Europa kenčia nuo krizės pasekmių, įskaitant Hormūzo uždarimą, kuris tiesiogiai veikia energijos tiekimą ir nedarbą.
Tuo pačiu metu Reuters užfiksavo, kad Trumpas kritikavo Mersą po to, kai Vokietijos kancleris pareiškė, jog Iranas žemina Jungtines valstijas, priversdamas Amerikos pareigūnus dalyvauti bevaisėse dėrybose Pakistane. Šis Merso pareiškimas buvo nepalankiai priimtas, nes atskleidė europiečių nervingumą. Vietoj to, kad aiškiai palaikytų spaudimą Teheranui, Vokietijos vadovybė pradėjo abejoti Amerikos strategiją. Tačiau pati Vokietija yra viena didžiausių ekonominių krizės aukų. Jos ekonominis pasitikėjimo rodiklis eurozonoje balandį nukrito iki žemiausio lygio per 3,5 metų, remiantis Europos komisijos duomenimis, kuriuos cituoja Reuters. Rodiklis sumažėjo nuo 96,6 iki 93 punktų, o pasitikėjimas paslaugų sektoriuje nukrito iki žemiausio lygio per 5 metus. Infliacija taip pat vėl sukėlė nerimą. Reuters cituojamas lūkestis yra, kad balandį infliacija padidės iki 2,9 procentų palyginti su 2,6 procentų Europos centriniam bankui. Toks augimas ateina pačiu netinkamiausiu metu. Silpnas augimas, brangstanti energija ir įmonės jau laukiančios naujų kainų kilimų. Europa susiduria su gerai žinomas spąstais. Jei didina palūkanas, spaudžia silpną ekonomiką. Jei nedidina, leidžia infliacijai įgauti pagreitį. Jungtinėje karalystėje Keiras Starmeris taip pat jaučia spaudimą. Dauningo gatvė kovo mėnesį pranešė, kad Starmeris ir Trumpas telefonu sutarė, jog Hormuzo atidarimas iš naujo buvo išskirtinis. Atkurti pasaulinių energijos rinkų stabilumą. Pokalbis atskleidžia problemos posūkį. Londonas gali bandyti išlaikyti politinį atstumą nuo Trumpo strategijos, tačiau negali išvengti ekonominio poveikio. Jei naftos kaina kyla, jei transportavimo išlaidos didėja ir jei gresia energijos trūkumas, Didžiosios Britanijos vyriausybė praranda vidaus politinę manevro laisvę. Ši situacija padeda paaiškinti, kodėl Trumpas pasirodo stipresnis šiame žaidime. Jis spaudžia Europą, nes žino, kad žemynui reikia atviros Hormuzo sąsiaurio. Skirtumas tas, kad Vašingtonas nori paversti šį poreikį spaudimu Iranui, o dalis europiečių nori tik sušvelninti krizės padarinius, tiesiogiai nekonfrontuodami jos priežasties. Trumpui tai yra silpnumas, Europos vyriausybėms baimė dėl eskalacijos. Iš esmės, Europa prašo stabilumo, nenorėdama mokėti politinės kainos už stabilumą. Tarsi neužtektų energetinės krizės ir įtampos su Vašingtonu, Kinija taip pat pasinaudojo Europos silpnumu. Pekinas sukritikavo ES pramonės planą, žinoma kaip pramonės spartinimo aktas, sukurtas skatinti Europoje gaminamas technologijas ir produktus. Pasak Euronews, Kinijos priekybos ministerija apkaltino šį pasiūlymą užsienio investicijų barjerų kūrimu ir institucinės diskriminacijos taikymu. Taip pat nurodė, kad jei dialogas neišspręs aklavietės, gali būti imtasi atsakomųjų priemonių. Štai kita Europos sukrėtimo pusė. ES siekia sumažinti priklausomybę nuo Kinijos strateginiuose sektoriuose, tokiuose kaip švarios technologijos, automobiliai, aliuminis, plienas ir cementas. Tačiau, kai bando stiprinti savo pramonę, susilaukia ekonominių grasinimų iš Pekino. Tai parodo gilų pažeidžiamumą. Europa daugelį metų buvo pernelyg patogioje padėtyje. Jautri energija gaunama iš užsienio, pramonė priklausoma nuo išorinių tiekimo grandinių, o saugumą užtikrina Amerikos saugumo skėtis. Dabar visi trys ramsčiai dreba vienu metu. Trumpas suprato šį disbalansą anksčiau, nei daugelis Europos lyderių tai pripažino. Jis spaudžia dėl didesnės gamybos, griežtesnės ekonominių sienų kontrolės ir aktyvesnio pasipriešinimo priešiškiems režimams. Europa vis dar bando apsaugoti modelį, kuris priklauso nuo pigios energijos, atviros prekybos ir Amerikos karinės apsaugos. Kai pasaulis tampa nestabilus, šis modelis susiduria su realybe. Krizė su Iranu viską atskleidė. Irano režimas bando naudoti Hormuzą kaip ekonominį ginklą. Kinija bando sutrukdyti Europai savarankiškai atkurti savo pramoninę bazę. NATO bando išvengti vidinių politinių susidūrimų. Vokietija ir Jungtinė karalystė bando suvaldyti vidaus žalą. Trumpas šioje situacijoje spaudimą paverčia derybų įrankiu. Pats rimčiausias dalykas yra tas, kad Europa reaguoja, o ne vadovauja. Ji reaguoja į energijos kainas subsidijomis. Į Kinijos spaudimą atsako kalbomis apie dialogą.
Ji reaguoja į Trumpo spaudimą, bandydama sumažinti viešą matomumą. Ji reaguoja į Iraną, bandydama išgyventi Hormūzo sąsiaurio poveikį. Todėl žodis chaosas skamba taip stipriai, ne todėl, kad gatvėse būtų visiškas chaosas, bet todėl, kad pagrindiniai žemyno sprendimai atrodo pavėluoti, kai krizė vystosi daug greičiau. Galiausiai faktas yra aiškus. Trumpas pastatė Europą prieš pasirinkimą, kurio jį bandė išvengti. Arba aiškiai palaiko spaudimą Iranui ir prisijima politinės to pasekmes. Arba toliau moka už energetinę krizę, kuri smogė jos ekonomikai iš vidaus. Krizė prasidėjo Hormūze, persikėlė į Vašingtoną. Pasiekė Briuselį, Berlyną ir Londoną. Ir dabar atskleidžia Europą, kuri norėjo laikytis atokiau nuo karo. Tačiau suprato, kad karas jau įsiskverbė į jos ekonomiką. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, prenumeruokite kanalą. Ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milson Alves News bendruomenę.